Sveiki. Gerai, truko. Tai esu Saulius Bilys, šiandien atstovauju ADIA, Alternatyvių degalų infrastruktūros asociaciją, ir noriu šiek tiek nusileisti ant žemės ir papasakoti apie dar vieną alternatyvą iškastiniam kurui, tai yra biometaną. Tai pradėsime nuo to, kas tai yra, labai trumpai, daug įvairių yra mitų ir panašiai. Tai faktiškai biometanas tai yra lygiai tos pačios gamtinės dujos savo cheminę ir fizinę sudėtim, tačiau jos yra pagamintos iš visiškų atliekų ir jų kilmė yra įrodoma kilmės garantijom arba džiausiais, kaip sakoma, ir tvarumo sertifikatai. Tai taip pat yra kartu pateikiami, taip kad jeigu biometanas naudojamas transporte, tai visi šitie trys elementai ateina kartu, jų negalima skirtingai negu kitose sektoriuose skirtingai atskirai pardavinėti, čia nusipirkau elektrą, čia nusipirkau džiausą ir panašiai, viskas tvarkoja. Ne, viskas turi būti kartu, turi būti labai aišku, kad pagamintas šitas biometanas, tvarus, parodoma tvarumo sertifikatų, koks yra tvarumo laipsnis, ir tada jis tinkamas naudoti transportui. Kas yra labai svarbu, tai biometanas turbūt vienintelis iš alternatyvių kurų, kuris gali generuoti neigiamas emisijas. Jeigu pažiūrėsit, emisijos gali būti taupymai emisijų nuo, palyginus su dizeliu, nuo 70% iki minus beveik 200%. Tai vargu rasit kitą kažkokį tai alternatyvą, kur emisijos yra neigiamos, tai, jeigu taip pajuokaujant, jeigu dizeliu važiuojat ir teršit, tai važiuojat be metanų ir valot. Rinka, tikslai. Valstybės turi įsipareigojimus, pagal yra 2. Yra labai aiškus nustatyti įpareigojimai valstybėm narėm dėl pažangių biodegalų naudojimo. Biometanas yra pažangiai biodegalai. 30 metais turi sudaryti, pagal RED 3, kuris yra šiuo metu perkeliama direktyva, turi sudaryti 5,5% nuo viso rinkos suvartojimo kuro. Ir aišku, valstybė kaip visą laiką maloniai perkelia šitus įpareigojimus verslui. Tai reiškia, mes turim tą ir padaryti. Dabar ar yra kaip ir yra kuo. Tai pirmas dalykas, ar yra biometano Lietuvoje. Tai, kaip matot, biometano Lietuvoje yra. Jis yra arba importuojamas, arba jis yra gaminamas vietoj. Vietinė gamyba biometano jau dabar viršė 2-gubai sunaudojimą ir yra linkus didėti. Taip kad trūkumo nėra, yra perteklius, trūkumo negali būti, kadangi net jeigu dėl kažkokių priežasčių, nors biometano gamyba ateinančiais keletą metų, kiekvienais metais turėtų dvigubėti pagal numatytus gamybos planus, pagal esamas investicijas, jeigu dėl kažkokių priežasčių pritrūktų, ar kažkas gamykla sustotų ar panašiai, visą laiką yra galima importuotis, tai rinka veikia, viskas išbandyta, jokių problemų nėra. Biometanas transporte yra naudojamas nuo 22 metų. Taip kad iš klausimų tokių, kad kaip, kuo pakeisti iškastinį kurą ir panašiai, čia kažko nėra, kažko trūksta ar panašiai, viskas, biometanas jisai yra, emisijos neigiamos, Lietuvoje taip pat yra gaminamos ir alternatyva biometano gamintojams Lietuvoje dabar yra tokia, kad arba jie gali pagaminti biometaną pasinaudojant valstybės paramą, kur beje dėl būtent atliekų utilizavimo valstybė suteikia paramą biometano gamintojams ir valstybė sudarydamas sąlygas jį sunaudoti Lietuvoje gali atsiskaityti už tikslų įgyvendinimą pažangių biodegalų, arba su Lietuvos biudžeto parama pagamintas biometanas gali būti transportuotas į Europą, kur kitos Europos šalis be jokių pastangų gali tą vadinamą statistiką užsiskaityti savo. Tai klausimas sekantis infrastruktūra. Ar yra kur pilti? Jeigu pasižiūrėti į atsinaujinančių degalų įstatymą, yra 2 tokie ribiniai metai, tai 25 ir 30, ir yra numatyta
minimalus kiekis, kiek turėtų būti pildymo taškų, siekiant paskatinti būtent biometano naudojimą, siekiant paskatinti žalią pertvarką efektyviai ir panašiai. Tai, kaip matot, kitais metais tie tikslai jau bus viršyti. Tai vertinant netgi pagal labai konservatyvius vertinimus. Tai čia yra skaičiai ir netgi jeigu žiūrint 25 metais viešos degalinės 16, iš tikrųjų bus jų 17 ir tai mažiausiai bus 17, tai yra tos, kur mes tikrai žinom, kad tikrai bus kitais metais. Jeigu žiūrint į skystų dujų degalinės, kur skystąjį biometaną būtų galima naudoti, tai šiuo metu Lietuvoje yra 2, kitais metais jau bus 4, kai valstybės tikslas 3 turėti 30. Ir jų taip pat daugės. Dabar, ko reikia, kad būtent papildomai atsirastų nauja infrastruktūra, nes pagal esamą transportą, matot lentelį, šitos infrastruktūros pakanka pilnai ir dar galima pildyti daugiau, be jokių problemų, su esama infrastruktūra. Tam, kad jos atsirastų daugiau, reikalingas didesnis transporto skaičius tiesiog gatvėse. Ir jeigu pasižiūrėti į transporto skaičių pasidalinimą ir pagal rūšį ir dinamiką, tai matom, kad jeigu kalbant apie suslėgtą biometaną, tai dominuoja miesto autobusai, kas kai kuriuose miestuose, pavyzdžiui, Šiauliai praktiškai vien tik biometanu važiuoja šiuo metu, Klaipėda apie pusę. Tai kiti miestai, kažkaip šiek tiek dvejoja, nelabai, sakykime taip, dar linkę daryti tokius, Kauną turiu pagirti, kad labai irgi taip ryžtingai žengia šitą žingsnį, kiti dar taip dar abejoja dėl biometano naudojimo. Toliau yra vilkikai, tiek suslėgto biometano, kaip matot, skaičius auga, tai daugiau susijęs su vietiniais pervežimais ir tai tas šuolis, jis yra sąlygotas valstybės pagalbos. Šiuo metu yra vykdoma priemonė pagal de minimis programą, kur suteikiama galimybė įsigyti vienam vilkikui, suteikiant vienam vilkikui iki 50 000 eurų parama. Tai yra reikšminga parama, kuri tikrai yra labai svarbi ir padaro alternatyvaus vilkiko įsigijimą labai patraukliu. Tačiau vėlgi šita parama yra pakankamai komplikuota ir adresuota daugiausia mažom arba mažesnėm negu vidutinės įmonėm, kadangi maksimaliai galima gauti paramą 6 vilkikam įsigyti. Didesnėm kiekiam, didesnėm įmonėm, kad suteikti paramą, vėlgi turi būti ryžtingas valstybės sprendimas, kadangi vis tik mes kalbame apie valstybės įsipareigojimus ir ta parama, tie pinigai, jie reikalingi būtent tam, kad pažangiuosius vežėjus padaryti konkurencingais, nepažangių vežėjų atžvilgiu. Tai skystų gamtinių dujų vilkikai, skysto biometano vilkikai, tai čia daugiausiai vienas vežėjas, Lantana, tas toks šuolis atsiradęs, privati iniciatyva absoliučiai ir tas augimas kol kas mes nelabai matome jo didelio. Autobusų, vėlgi, tas skaičius augimas pakankamai sustojęs ir pagrindai yra susijęs su tuo, kad vis tik tai plėtrai reikalinga yra parama. Tai jeigu susumuoti viską, ką sakiau labai trumpai, tai technologija, CNG, LNG technologija, jinai žinoma, visi ją supranta, gamintojai gamina, pasirinkimas didelis, jokių kažkokių, sakykime, testinių, eksperimentinių dalykų niekas nereikalinga, imi važiuoja. Čia.
biometanas, alternatyvus kuras, pažangus degalai, neigiamos emisijos, vietinė gamyba, importas yra vietoj dabar čia. Imi važiuoji. Tai yra reali alternatyva iškastiniam kurui. Pildymo laikas, tas pats kaip dizelis. Atstumas, tas pats kaip dizelis. Pasirenki, pagal tai, ką tu veiki kaip vežėjas, ką tu darai, atitinkamai tau gamintojas pagamina sunkvežimį, kurą pildai kaip dizelį. Alternatyva. Ir pildymo infrastruktūra jau dabar Lietuvoje tai nėra ribojantis faktorius. Reikia, perki, atvažiuoji, užsipildai, važiuoji, viskas tvarkoj, jokių problemų. Atsiras, matysim, važiuoja vilkikų daugiau, atsiras papildomos infrastruktūros. Ten, kur reikia, jokių problemų nebus, kas stovėtų ir lauktų. Pildymas, kaip minėjau, taip pat kaip dizelio. Kalbant su didžiaisiais vežėjais, dažnai girdisi klausimas. Tai alternatyva viskas faina, labai viskas gerai, bet duokit esamą sprendimą, efektyvų, kurį galima skeilinti. Štai, imkit. Vietoje yra dabar. Yra gamintojų atstovai, galite iškart po sesijos susitarti dėl pristatymų. Kas trukdo, kas slopina šitą proveržį, neleidžia jam vykti, taip greitai, kaip jis galėtų vykti, kad valstybė be jokių problemų galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus ir dar netgi eksportuoti statistiką, parduoti ją kitur, finansuoti papildomai kitus valstybės įsipareigojimus mūsų piliečiam. Tai būtent, kad nepakankamas transporto kiekios keliuose. O tam, kad jis būtų pakankamas, vis tai reikalinga papildoma parama, būtent vežėjam, kad padaryti juos konkurencingus, palyginus su tais nepažangiais, sakykime, dizeliniais vežėjais. Viskas. Tai yra labai nedideli pinigai, tai yra pati pigiausia alternatyva, pati efektyviausia alternatyva ir jinai yra čia. Šiandien, čia, ne rytoj, ne poryt ir tą galima daryti dabar. Ačiū.